Labas, čia aš Mindaugas Tonkus ir šiandien išmokinsiu tave Ollie į blindą. Važiuojam! Ollie į blindą pakankamai techniškas triukas ir kiekvienas save gerbintis wakeboarderis turėtų mokėti tiek iš savo kojas, tiek switchų. Šiandien Ollie į blindą kartu mums padės pasimokinti Benas. Kas dar nesekate jo, sekite į Instagram. O kas dar nesekate manęs YouTube'ai, būtinai prenumeruokite mano kanalą. Norint išmokti Ollie į blindą, jau reikėtų mokėti gerą, kontroliuotą ir aukštą Ollie iš vandens. Ir be to backside 180 surf pass. Visada rekomenduoju Ollie į blindą pasimokinti ant kranto. Geriausia, kad dar draugas padėtų palaikyti barą ir pažiūrėtų, kaip tau sekasi, patartų iš šono, ką darai ne taip. Su Ollie į blindą nereikia skubėti, atsisukinėti ir žiūrėti ten, kur plauki. Padaryti šuolį, susukti lentą, palikti galvą, žiūrėti atgal į vandenį ir papasinus tik tada atsisukinėti. Mokantis Ollie į blindą, tai vat ir reikėtų pradėti nuo kranto, ant kranto su treniruočių baru, pasimėginti, pašokinėti. Po to, sakyčiau, reikėtų pasidaryti surf pasą viena ranka. Tuo pačiu dar nuo bokso pasisukinėti, moneiti. Ir tiesiog reikėtų jums sujungti tos du judesius. Pirmą, aukštai paolinat, po to traukdami sukatės į voneitį. Tai panašiai ir jausis, kaip darėte voneitį ant vandens, surf pasą, tai visą tą patį judesį darysite po olio. Tai tik tais reikia tos du judesius atskirti. Pirmą šokam, po to traukiam ir sukam. Delną reikėtų laikyti žiūrinti į apačią ir traukti barą žemyn, sukant riešą ir lenkiant ranką už nugaros. Galvą palikite žiūrėti į vandenį, į priekį atsisukite tik perėmę barą. Norint palengvinti rotaciją, su kita ranka užsimokite savo už nugaros, taip kaip čia daro Benas. Na, Ollie į blindą galima daryti ne tik po kabeliu, galima daryti ant įtampos arba šokant per objektus ir metant į blindą. Tai labai universalus triukas ir labai svarbus kiekvieno raiderio programoje, nes pagrindinis dalykas yra išplaukus pasidaryti kelis Ollius į blindą, kad po to numetinėjant nuo figūrų būtų žymiai lengviau. Na ir dauguma žmonių straglina su įtampa ir būna jiems sunku suktis, tai nepamirškit, kad mums reikia įtampą išnaudoti mūsų naudai, kad mes pasiektumėm daugiau aukščio ir susisuktumėm su kūnu, o netraukdami iš rankos. Tai va tas ir yra svarbiausia judesys, kad mes visą judesį nedarom iš rankos traukimo, o mes ranką tik tais traukiam link savęs, o judesį sukimas darom su kūnu. Jeigu jūs stabdo per didelę įtampą, galite pabandyti pasipjauti nuo kabelio, išsitiesinti, tada virvė atsipalaiduoja ir būna lengviau daryti 180 laipsnių per nugarą. Pabandykite, gal jums padės. Tai būtinai prenumeruokite mano kanalą. Jeigu turite klausimų, rašykite komentaruose. Ir sėkmės atliekant savo pirmosius Ollius į blindą. Taginkit mane Instagrame Stonkus X2 ir kelkite savo Ollie į blindą bandymus. Jeigu planuojate savo atostogas prie 313 Cable Park arba prie Palangos, būtinai pasvarstykite apsistoti pas mus 360 apartamentuose čia prie pat Cable Parko. Tiesiog įveskite booking platformoje 360 apartments ir rinkite savo atostogų datas. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video. Čia buvo Petas Mindaugas ir jį filmavo Benas. Tai va, kaip nekristi, Ollie į blindą.